Tai va, dabar noriu pristatyti kolegę, žmogų, kuris irgi susipažino per produkciją, apie kurią šiandien išgirsite, aplankė keletą seminarų, tai yra Europoje, pakėlė kvalifikaciją, labai svarbu kvalifikaciją pakelti šitoje kompanijoje, yra Deimantas Virginija. Prašom Virginiją į sceną. Paplokime. Labadiena, kaip mane pristatė, esu Virginija. Ir mano šiandienos iššūkis, tai yra, niekas to netikėjo, bet tai yra tikra tiesa. Ir kad viena dražė ar dvi gali padėti jums išspręsti problemą, bet kokioje nutikusi netikėtoje situacijoje. Aš esu, kaip sakiau, Virginija, Apelgo kompanijos atstovė, konsultantė. Ir mano misija yra padėti žmogui išspręsti problemas, gyventi geresnį gyvenimą, džiaugtis gyvenimu, bet visą tai turi žmogus sutikti ir norėti pats savo norų. O jeigu, kiek žinau, pas mus atrodo šiandien yra naujokų, jeigu naujokai bijo, žinokit, tai yra labai paprasta, tai yra tikrai nesunku pasiekti šitą lygį. Ir žmogus, kuris pakvietė jūs, tikrai duoda 100%, tas žmogus jums paaiškins. Nors nebijokite, klauskite pas kiekvieną. Pas mane, pas Joną, pas Petrą, pas visus. Mes visi padėsim. Su kompanija aš susipažinau faktiškai 19 metais, nes 13 metais buvo tokia nelaimė pas mane. Tai 6 metus aš gydžiausi, kaip visi, bėgam į polikliniką, į ligonės. Kadangi mano buvo sulaužytas per nugarą, per vidurį stuburas, aš gulėjau ant patalo 6 mėnesius. Ir 6 metus, aišku, suprantat, kadangi kritom nuo šlaito, 7 metrų šlaito, tai įsivaizduokit, ne tik stuburas lūžo, bet buvo visa, kaip sudaužyta, nežinau kaip paaiškinti, buvo daug problemų. Bet, kaip matot, šiandien, kadangi aš didelį dalį nesutikau su gydytojais ir jie mane norėjo operuoti, aš irgi to nesutikau ir vis kažkaip tai gulėdama, žinokit, nepuoliau į paniką, savo pastačiau tokį tikslą, kad aš tikrai vėl vaikščiosiu ant kablų. Taip, aš šiandien scenoje vaikštau ant kablų. Ir vaikštau, šoku, važiuoju dviračiu. Nors gulėjau, skaitykit, 6 mėnesiai tikrai, paskui 8, 9 ir jau prasidėjo visos kitos. Ir kada gydytojai siuntė mane operuotis, jie sakė, jeigu tu nesioperuosis, 3 metai, po 3 metų šeima tave atveš vežimėlį. Ir mes tada išoperuosim. Sakau, kaip bus, tai bus, bet aš nesutikau. Nors aš sutikau dar Lazdynuose chirurgas, kuris irgi man labai padėjo, nežinau, gal pas aukščiausias padėjo tokį chirurgą atrasti, kuris pasakė, mes tave galim pjauti nors ir šiandien, bet žinok, kad nervas taip nesuauga. Jis yra kaip plaukas. Ir jeigu mes perpjaunam pirštuką, žiūrėkit, jis tikrai suauga, ar ne? Bet jo nervas į krūvą nesueina taip, kaip priklauso. Reiškia, jis kažkur tai pasiskaido ir jeigu žiūrėkit kažkokias traumas turėjo, tai pas mane irgi, aš tokia traumų rinkėja. Žinokit, tai suprantat, tai esmė tame, kad aš irgi, jis man kaip pasakė, kad labai malonu, kad jūs nesakau kitus, o kodėl siunčia, per prievartą siunčia, sakė, uždarys biuletenį. Sako, jų darbas toks. Jeigu jie nesiųstų, sako, iš poliklinikos operuotis mes darbo neturėtume. Bet atidarė duris ir parodė, kad, žiūrėkit, kai jūs būsite tokia, tada prašau. Tai va šiek tiek apie save. Dabar jau į kompaniją, kaip kompanija mūsų susikūrė, reiškias, aš dar tuo metu nežinojau, nors jau buvo 19 metai, 6 metai aš, reiškias, kaip gydžiausi visokiais tai ten. Ir su viena pažįstama mano, tai dabartinė mano sponsorė, mane pakvietė, nes aš, žinokit, dėl to stuburo, tai kaip, žinot, nuskausminamas, tai aš neparagau, žinau, kad skauda, tikriausiai gal nuskaudės visą gyvenimą, bet tarp kitko turėjau 6 išvaržas. Visas į krūvą ir plus, nežinau kaip pasakyti, nugaroj, kai baigėsi stuburas, ten uodegikaulis ar kaip ten tas rytis, mano buvo mirusi, juoda. Žinokit, aš atėjau, reiškia, sužinojau, bet man tuo metu labai galvoj buvo neramu. Buvo toksai, nemoku paaiškinti, kaip toksai kaip stuksenimas, kažkoks tai tvilsėjimas, kaip būtų kažkoks tai aukšto, reiškia, auglys.
Tai žinokit, faktiškai aš į kompaniją atėjau tik dėl Braino, nes stuburą, o po to sužinau, kad yra stopas, ladės, tai šito produkto atėjo kompanija. Bet aš ne tai, kad nesiklausiau, ar veikia, neveikia, nusipirkau ir čiulpiau. Nors nežinau, padės, nepadės, bet aš galvoju, kad padės. Tai va šiandien. Tai dabar gal biškiu savo temą, ir paskui vėliau gal daugiau papasakos, jau kas. Reiškia, produktai, kurie pakeičia gyvenimą. Faktiškai, reiškia, mūsų kompanija į rinką išėjo su nauja technologija, akumulytesiai ir naujų produktų inovacinių. Tas produktas tai yra ląstelių maitinimas. Kaip mes žinome, mūsų organai visi yra sudaryti iš ląstelių. Ir jeigu mes nemaitinam organų, jos pas mus gali būti pasilpusios, pavargusios, numirusios. Būtent mūsų produktai maitina būtent mūsų kiekvieno organų ląsteles. O mes turime organų daug. Taip, kad ir mūsų visi šitie produktai, visi šitie čia yra, kiekvienas kažkas tai turi atitinka mūsų organui. Arba net, kaip ne, bendrai visi. Ir padeda ne tik vienam organui, bet tas pats produktas gali padėti ir kitam. Nes, žinokit, kaip pasakyti, mes esam faktiškai skirtingi ir mums gali irgi skirtingai veikti. Vienam padeda, sakys, kitam nepadeda. Antras dalykas, kai mums padeda, mes nejaučiam to. Pas mane daug yra nuotykių, kur galėčiau papasakoti, jeigu bus laiko, vėliau išeisiu papasakosiu. Tikrai, bet kad veikia, jie tikrai. Ne tai, kad įsitikimas, kai aš kažkam pasakau arba pamato, kodėl tu tokia žvali, ką tu darai, sako, tu nesensti, jaunėjai, sakau, bėgau, ir sakau, sasum, kadangi buvau prezidentas, sakė, man labai patiko tas žodis, sakau, kažtai dien sasum. Na, žinokit, juokais, bet čia yra tik teisybė. Kadangi mūsų produktą reikia dėti po liežuvėliu, ten yra dvi pagrindinės arterijos ir jos tirpdamos produktas, saldainukas mūsų tirpdamas po liežuviuku, seilių pavidale, jis greičiau pasiskirsto, reiškia, į kraujagyslės. Ir mes dėl to greičiau gaunam efektą pačio ar skausmo, ar jaudulio, ar daleiskim, galvos skausmą, mes gaunam efektą už tai, kad, o jeigu mes imam iš vaistinės, ar ne, mes kažkodėl tai nueinam į vaistinę, net nepagalvojam, perkam ir labai brangiai perkam, bet mes vartodami vaistinių tos vaistus, kurios nusiperkam, mes tik tai neišgydom, mes tik tai apraminam, arba tam laikui, arba tiesiog, kaip pasakyti, jis aprimsta, apsimalšina, bet vėliau jis vėl mus pradeda judinti. Mūsų produktai, jau kiek aš dabar savęs įsitikinusi, jeigu reikia, iš karto nereikia norėti, kad sučiulpus, kaip vienas sako, pusė dėžutės ar 3 saldainius, bet jis man nepadėjo. Tai aš suprantu, jeigu yra rimta problema ir jeigu mano amžius jau virš 60 ar 60, pagalvokit, kiek mes nuo kokių tai grubiai priimkim. Aišku, gali būti ir jauni žmonės nesveiki, bet jeigu taip rimčiau žmogus prisilaikai, maistas ar aplamai gyvenimas yra toks per vidurį, kai sakyčiau, vis viena mes ir pabaliavojam, ar ne, taip ir maistą sumaišom, ir silkutį, ir tautuką, aš labai mėgstu silkę su tortu. Bet yra būštai kepenis, pavelis yra, man padeda, nepavezuoja. Šitas jau visai pasimečiau. Ir padeda, žinokit, tai va, ir kaip pradėti vartokus dabar. Mūsų kompanija yra sukūrusi faktiškai šiuo metu 18 produktų. Tai yra nemažai ir mūsų visi produktai yra išskirstyti, 8 produktai yra išskirstyti kiekvienai dienai ir 5 produktai yra elitiniai ir 5 premium. Jeigu paimtume dabar produktus kiekvienai dienai, pradėsime nuo GTS, tai faktiškai tai yra greitis jėga, matot kokia jėga, kokia greitis. Bėgu, tikina, džiaugiuosi, pavartoju šitą produktą, tikrai bėgu. Toliau norėčiau pasakyti relaksas. Šiandien žinau, kad relakso nesučiaupiau, biški jaudinuosi, bet tai čia taip priklauso. Jis padeda, žinokit, ir relaksas padeda ir prie stresų, ir prie, aplamai, ir prie miego, jeigu nemiegi, žinokit. Tikrai geras produktas. Toliau norėčiau pasakyti apie
produktą Grau. Tai yra mūsų vitaminai, tai yra imuninė sistema. Ir jeigu mes žinom, kad mūsų imuninė sistema bus silpna, kas yra? Sergam, ar ne taip? Ir jeigu mes jame plus dar yra ir daug antioksidantų. Dar vėliau pasakysiu, kitose produktuose yra ir antioksidantai. Ir, kad taip trumpai, sekant jau paimčiau porelę slaidas ir stopas. Tai stopas ir slaidas. Slaidas tai jis padeda atstatyti mūsų tarp kremzlių, kaip čia pasireikšti, kad būtų mūsų sąnariai neskaudėtų, kad būtų lankstus, kad mes galėtume bėgti, džiaugtis gyvenimu, atsiranda toks vadinamas skystis, kaip palyginti mašiną be tepalo nesutepta girgždės. Taip ir mūsų sąnariukai girgžda. Tai būtent slaidas padeda. Plus slaidas, kiek žinau, labai gerai prie veninių, jisai padeda kraujotakai. Stopas tai yra nuo skausmo, kad nuo skausmo tai tikrai, nes aš turėjusi tokių daug problemų, kur čiulpdama stopą, slaidą, tada čiulpiau brainą, grįžusi iš stomatologijos, nes netyčia išrovė 4 dantis. Ir aš tada dirbau visą parą apsaugoj. Tai aš buvau šoke, tai relaksą čiulpiau, braidą čiulpiau, slaidą ir man nereikėjo, o 4 dantis buvo išrauti. Gerai, kada vaikščiam su kaukėm, tai nieks nematė, nes burna buvo pilna kraujo. Va. Ir dar iš tos porelės yra paveris vyriškas ir paveris moteriškas. Moteriškas tai labai padeda prie ginekologinių ligų, prie menopauzių, prie, kaip pasakyti, kada prasideda moterims jau toks amžius ir nervinis, jis labai apramina. O paveris vyriškas, tai tikrai vyrams labai puikiai padeda atstatyti jų, pakelti jų tonusas ir prie urologinių, kadangi kai aš buvau sudaužyta, pas mane irgi buvo urologija, nors aš ne vyras, bet sėdėjau su vyrais kartu prie kabinetų. Sarmata buvo, bet reikėjo eiti. Vyrai mane ten taip pirkėjo, žinokit, sarmata buvo, bet ėjau ir kaip jūs manot. Tai va, ką norėčiau pasakyti apie vyrišką paverį. Kadangi 6 metus mane gydė ir nieko nepadėjo. Tai vienintelis vyriškas paveris mane išgydė. Dabar neinu pas urologas. Sekanti linija, tai būtų kolekcija premijų. Į premiją įeina, gal pradėsim nuo aisto, tai mūsų skrandukas. Kaip sakiau, valgau silkę, valgau tortą, ar nebūna jau taip, norisi, bet aš galiu valgyti. Ir kavutę geriau. Tai žinokit, aistas padeda, bet jau man dabar tiek pripratęs, aš turbūt tiek prisivalius, kad aš dabar ir šnapsis nepadeda, neveikia. Nežinau kodėl. Taip, kad aistas pirmas dalykas. Toliau melsas. Melsas tai mūsų nuostabus dalykas, tikrai. Tai yra antiparazitinis. Jos sudėtyje, kaip matote, yra labai daug tiek ant visų kitų produktų. Pažiūrėkite, yra žymiai mažai vaisių, uogų, žolyčių. Tai čia kiek aš dabar, jeigu nesuklysiu, man atrodo, yra ar 42, bijau, jeigu suklysiu, tai atsiprašau. Ir žinokit, kas yra, jis ne tik, kaip mes sakom, parazitus. Parazitai tai žmonės gali pagalvoti, tai kirmėlės, ar tos didelės, mažytės, bet tai yra, žinokit, pūliniai, tai yra pelėsiai, tai yra visokių kitokių pavydalų. Nes aš turiu 2 šuniukus, prancūzus, ir mes be alto, be melso gyventi negalim, plius bijoti. Mano augintiniai tokius vartoja. Už tai gražūs esam. Tada jau priėjau prie alto, altas tai yra daugiau alergija, pavasarį, žydėjimas, viską. Ir mes kartais išeinam į mišką, pradedam čiaudyti, irgi galvom, kas čia nutiko, neperšalau, bet čiaudėjau. Reiškia, gaunam alergiją, tai yra nuo žiedadulkių, nuo žiedų. Ir aplamai altas ypatingai alerginiams žmonėms. O pavyzdžiui, mano prancūziukas, dėl ko paminavojau. Tikrai, reikia stebėti maistą. Jie eina taip, niuk, tiesiog netitraukia nosis. Tai kiekvienas, tai būtent šito dėka, alto, mes ir išgydome. Aišku, jeigu aš jam duodžiau tiek, kiek reikia daug, tai būtų jis visai sveikas, bet jis ir taip sveikas. Ir dabar,
Kai sakiau, gal prieinam prie širdutės, tai mūsų variklis mašininis, ar ne taip? Jeigu širdutė sustos, mes nejudėsim. Bet jis pradeda ir aukštas spaudimas paskui, ir žemas spaudimas. Ir kaip būt širdies išemijos ligos, tai būtent irgi širdutės dėka atpalaiduoja raumenys ir tada širdutė gauna sučiulpus jį, gauna, kaip pasakyti, pastiprinimą ląstelį ir mes galim, žinokit, labai greitai, kai sakiau, išeiti iš tos padėties. Ir dar šitai kolekcijai yra hepinis, kai sakiau, tai yra kepinis. Kepinis man kas patinka, kad jau galima tikrai vartoti bet kada, bet geriausia užtenka, man kas patinka, kitų reikia daugiau, bet kepinis užtenka vakare prieš miegą, jeigu mes neturim rimtų kepenų problemų. Sekanti kolekcija tai būtų mūsų elitinė kolekcija. Prie elitinės kolekcijos mes priskiriam, tai mūsų yra Brainas, dėl kurio aš atėjau į šią kompaniją. Nes tuo metu jau, kai sakau, skausmas apmažėjęs, pripratus buvau, žinokite. Ir kai galvoju, tvinksėjau, maniau, kad ten vėžys, sumušta, auglys gal kažkoks tai. Nes reikia nuo tokios skardžių, gražu buvo žiūrėti. Tai kas matė. Tai, žinokit, aš atėjau faktiškai dėl jo. Čiulpiau tikrai labai daug. Taip, kad Brainas tai yra ir galva, ir, žinokit, ir atminčiai. Ypač Brainas labai gerai, kad žmonės COVID metu skiepijosi. Dabar su ko nepašneki, visi, žinokit, pas juos yra atmintis šlubuoja. Sako, Virginija, nepamenu. Jauna moteris, 35 medikė. Jinai buvo priversta mano giminė. Neprisimenu, užmuštų mane. Sakau, aš neprisimenu. Tai ką, tu šnekėti, ką aš? Tai vat Brainas būtent, kad tikrai, žinokit, padeda smegenų veiklai. Atstato neuronus, aišku, reikia vartoti ir yra daug mūsų čia ir kompanijų, yra kam ir tikrai jis padėjęs. Kitas, sakyčiau, gal einam beauty. Beauty tai yra grožis, kai sakiau, tai grožis iš vidaus, bet jis yra kartu ir antioksidantas. Jis įeina į tą poziciją, kaip sakiau, grow, taip ir beauty yra antioksidantas. O jeigu mūsų organizme yra daug, kaip čia sako, rusiškai kislinė, jeigu organizmas mūsų apsirūgština, ar ne, ir mes negaunam būtent antioksidanto, tada žinokite, kas mus laukia, priekim, kojom išvažiuosim. Tikrai. Čia jau paremta taip ir mokslininkų už tai, kad jis suteikia, nes mūsų, kaip pasakyti, antioksidantai, kada žūsta, jau skaitykit, žmogaus organizmas vienas kitas atsisako organai ir tada žmogus miršta. Tai būtent beauty gerai vartoti. Nors, kai sakiau, ir imuninė sistema, tai irgi yra grow antioksidantas. Sekantis produktas, sakyčiau, pas mus yra airas. Airas tai yra lengvai kvėpuok. Plaučiai, ypatingai irgi kas COVID metu, dusto ar ne. Anksčiau daktarai dėdavo kaukės, tai yra grinai netiesa, žinau, kaip nešioti kaukę, kiekvienas žmogus dūsta. Aš, pavyzdžiui, faktiškai nenešiau, bet aš nesiskiepijau, bet nešiau kartais. Tai žinokit, mūsų airas sučiulpo, atlengvina, palengvina, žmogus nieko nejunta. Net ir kosulį tą patį sustabdo, ir peršalimą sustabdo. Tai padaro mūsų gerasis airas. Sekantis produktas, sakyčiau, yra hepi. Tai yra būk linksmas, laimingas, kaip aš šiandien pas jūs jums pasakoju. Esu tikrai laiminga, labai laiminga, kad šitoj kompanijai papuoliau, matomai aukščiausias liepė mano kalnų nusiris 7 metrų šlaito, Slavai Cubar ir ateitė parda. Ir žinokit, tai tikrai jis, reiškia, nuostabus produktas ir jeigu jį palyginti su relakso, tai žinokite, relakso faktiškai reikėtų panaudoti 3, o šito užtektų panaudoti tik tai 1. Tai kartais mums reikia pagalvoti, ar mums pirkti, vartoti, kai sakau, iš tų 8 krūvą, ar mes galim vartoti kiekvieną dieną vieną beauty, labai geras, vieną hepi pavartoti ir beauty testuoja, bet faktiškai reikia ir tą žinokit. Ir paskutinį mūsų kompanija sukūrė produktą, tai Perfect, tai yra svorio metimas. Ir šitas produktas yra, reiškės, pagamintas, kadangi, kaip pasakyti, jis, jeigu jį vartoji, jį reikia vartoti faktiškai į dieną po 3. Bet mes nelabai matosi ant to, bet tai jaučiasi pačiam organizmo viduje.
reiškia, jis sudegina riebalus ir kada žmogus iš masyvesnio užtenka ir aš šitą panoriu biškį numesti, priaugau. Tai žinokite, gaunasi, kad mūsų oda, vartojant mūsų produktus, tiek biotikai, sakau, aplamai visus, mes numetam svorį, o efektas jis padaro, kad mes nenorim saldumynų tiek daug, nevalgom saldainių, sumažina, aplamai sumažina cukraus kiekį kažkaip nenori, ir mūsų svoris, oda tampa lygi, jinai nenukrenta taip, kaip laikosi dietos žmonės, kai laikosi numeta svorį, ten visokius papildus gerdami, ar ne? Tai pas mus šito tikrai nėra. Oda pas mus, aš jau ant savęs esu išbandžiusi, ne specialiai, bet netyčia tai gavosi ir pastebėjau, kad mano oda nesukrito į tokias raukšles, nors svorio tikrai pas mane yra. Taip, kad nuostabus mūsų šitie produktai. Ir dabar, ką norėčiau pasakyti, kadangi šitie mūsų produktai yra, kaip sakiau, neminavojau, kad mes juos vadinam, yra kaip ir piraža, kaip ir ledinukai, arba kartais mes vadinam juos saldainukais. Tai vat, kaip ir sakiau, visus šitos mūsų ledinukus, saldainukus mes dedam po liežuviuku, čiulpiam ir džiaugiamės gyvenimo. Kadangi mūsų kiekvienam šitam ledinukė yra daug jonų. Ir jeigu imant pagal fizikos dėsnį, žinom, kad pliusas traukia minusą. O jeigu jūs nueinat į polikliniką, pasitikrinat, ir jeigu pamato, kad blogas kažkas kraujas ir kas, pas jūs būna kas? Pliusas. O jeigu minusas, reiškia, yra viskas tvarkoj. Tai mūsų šituose ledinukuose yra tik minusas. Ir kadangi susijungia, visos blogosios ląstelės yra pašalinamos ir jos iškeliauja, būtent kadangi mes čiulpiam, geriam vandenuką gerim šiltą. Tai yra žymiai geriau, nežinau, gal kiti gali ir šaltą, aš tik tai šiltą galiu gerti. Ir su juo kartu per šlapimą išeina, mūsų per skysčius išeina būtent negerosios tos blogos bakterijos. Viso tas išeina. O kada mes vartojam chemiją, tai sakau, arba vaistinių vaistus, ar ne, tai mes imam į skranduką, gadinam skrandį ir jeigu pas mus yra jau daleiskim sugedusi ląstelė, jinai neatsigauna. Šalia jos, kur dar nori gyventi, jinai biški gauna tos dozės, tos chemijos, bet jinai ir neišeina, jinai taip ir pasilieka. Ir tada, kada jinai pasilieka, ten gali atsirasti ir pelėsis, ir puvinys. Tai, o mūsiškius vartojant, būtent jos iškeliauja, pasilieka tik tai sveikos ląstelės. Ir dėl to mes, kai sako, turim džiaugtis, turėdami tokį produktą. Toliau be mūsų šitų produktų, jau, kaip sakiau, čia apie oksidantus aš jums pasakau, mes dar turim nuostabią mūsų kosmetiką. Mūsų brendas Beauty tai yra nuostabus, tikrai žinokit, aš tik labai trumpam pasakysiu, yra tikrai nuostabus ir čia papasakos mūsų kita kolegė. Ir dar norėčiau pasakyti, kad mūsų produktus, kai visi žmonės sako, čia gal makaronai skambina, jeigu yra kažkur tai 120 ligoninių, 500 žmonių, o ne 500 milijonų žmonių atrodo, naudojasi mūsų produkciją, jau pasimečiau. Tai įsivaizduokit, tikrai jie padeda už tai, kad yra, kaip pasakyti, jie yra veiksmingi, jie yra skanūs, jie yra patogus nešiotis. Ir tu kiekvieną kartą važiuodamas kelyje gali turėti ar visus, ar pagrindinius. Ir įsivaizduokit, tai yra labai paprasta. Be šitų produktų, kaip sakiau, kosmetika gražu, mes dar turim ir maisto papildų. Tai yra mūsų nuostabios košytės, kelių rūšių. Turim arbatėlę, turim šokoladę. Reiškia, yra, dabar, čia tik tai, mes kol kas neturim produkcijos. Čia yra tokie užkandukai, kaip pasakau, mėgstu gerti kavą ir prie kavos, įsivaizduokit, paimi ir išgeri būtent, už ką nereikia valgyti. Tai yra, jis sutaupo tam laiką, kada iš ryto važiuoja ar bėgia, ar skubi kažkur tais. Ir, nėra kada pavalgyti, o vis dėlto skrandis nori. Mes išgeriam kavutės puodelį, pasiėmęs batonėlį šitą, esam sotus. Plius, juose yra irgi mūsų vitaminai. Taip, kad žinokit, yra tikrai nuostabūs dalykai vartoti košytes, jos irgi visos su vitaminais. Ir jeigu mes paimtume bet kokią košytę, ten yra parašyta, kiek yra įdėta vitaminų.
Labai yra nuostabi dantų pasta, kai sakiau, išrovė 4 dantis. Tai žinokit, va šitai irgi dantų pasta patepus dantinas, jeigu yra pas kažką tai kraujas ar kas, ar ne visam, žinokit, tikrai padeda. Nu ir ką norėčiau, jeigu dar galiu papasakoti tokią trumpą istoriją apie savo pusseserę. Tai yra mano tikra pusseserė. Dabar jau šiais metais 8 metai kaip vyras miręs. Pernai metais, dabar bus greitai turi būti kaip metai, kaip jinai ima mano produktus. Žinokit, tik tai, kad biški toliau gyvena, jinai nevaikščiojo. Ir aš galvodavau, kodėl jinai nevaikšto. Man, žinokit, nedėjo, bendram, nutrūko ryšys. Ir kai jos sūnus pernai atvežė kažkur tais balandžio pabaigoje, atvažiavo pas mane, aš pamačiau, kad jos padėjėjas vienoje rankoje sūnus laiko ją veda, kitoje rankoje yra lazdelė. Ir bebūnant pas mane, ją išpuolė priepuolis. Jai pripaišyta, daktarai, atsiprašau, nepripaišyta, prirašyta, kad serga Parkinsonas, aišku, pas ją yra biškai ir varikozė, venos yra tokios, kad jau ten pagal giminę gal biškai kas yra. Ir žinokit, jinai nevaikščiojo, ir kaip jinai nukrito priepuolį, aš žinokit, įsigandau, nežinau ką daryti, nes pabalo, pradėjo šaukti, kad skauda, tai buvo skausmai, kaip pasakyti, rankų kojų raumenyse. Ir visa tiesiog pradėjo drebėti. Aš pirmą kartą mačiau tokį žmogų. Ir suprantat, aš įsigandau, pasimečiau, galvoju, skauda, tada aš stop daviau. Paskui galvoju, ką čia dar, matau, kad jinai raminančių, daviau relaksą, stopą, bet iškart sakau, daryti, ar tu gali, pinigų, sako, taip galiu. Jinai sėdėjo taip ant kėdės, pasodinom, nes ant lovos jinai nenorėjo sėsti. Ir žinokite, paskui aš galvoju, Jėzau, galva, bjūti, ne bjūti, braina. Tai daviau brainą, stopą ir relaksą. Ir dar kartą daviau stopą, kad jinai praėjus 15 minučių, žinokit, rūžavą pasidarė ir sako, oi, kaip lengva. Suprantat? Aišku, sūnus nubėgo į mašiną atnešti tos visus, kur jinai visus tos metus, 7 metus vartojo tos chemiją tą tokią. Dabar, aišku, jinai tą dozę yra žymiai sumažinusi, bet kažkaip tai pribijo ir vartoja ir nevartoja. Kada pamiršta, kad reikia, jinai tada neišgeria. Praeina tas laikas, jinai neišgeria, bet paskui kartais, kai prisimena, jinai tą išgeria. Ir, žinokit, ir taip iškart užsisakė, aš kiek turėjau prie savęs, visą jį daviau, nesivežė. Ir žinokit, buvo 2 savaitės praėjusios, aš jau galvoju, tylė, sakysim, čia kokį šūdą davė, žinot, kaip pas mus sako, būna taip, ne? Tylė ir nieko nesako, aš galvoju, ką daryti. Skambinu, jis sako, Virginija, pirmą kartą nuėjau į savo šiltnamį po 7 metų. Ir kas buvo, kad sako, pažiūrėjau, įsigandau, paprašiau sūnaus, tas jau, kuris ją vežioja, jo sūnus, paprašiau, kad atvežtų man būtent pasisodinti šiltnamį kažkokiu tai nuo savo daržovių. Gerai, tai praėjo vasarą. Čia jau, ko gero, ar tai, žinau, kaip jau pasakyti, ar tai birželis, nežinau, ar čia vyšnia ar treškė, žinau. Ir supratat, aš skambinu ir ką sako, pusbrolis, mano tikras, sakau, kur dalį? Sako, medį. Aš galvoju, kaip medį? Kaip medį, jeigu žmogus vos paeina medį. Tai čia jau buvo, jeigu balandį buvo atvažiavus, pradėjo vartoti, o čia buvo ar tai birželio, ar pabaiga, ar tai liepa. Matot, sakau, greit daryk nuotrauką. Nes aš žinokit daug turiu faktų, kad nuotraukų neturiu. Pavyzdžiui, kodėl mes nefotografai, aš gulėjau, kokia buvo, būtumėt matę. Ir prašau, vis dėlto kopėtėlis nėra tokios mažos. Ir sakau, taip kaip paskui vakariai nusileido, sakau, darykite, ką tu, tai sako, 7 metus mano širdis skaudėjo, kaip paukščiai lesa uogas, o aš kompotą padaryčiau, ganukus pavaišinčiau. Tai va, žiūrėkit, gyvas rezultatas. Taip, kad labai ačiū, kad jūs manęs klausėte, atiduodu mikrofoną mūsų Augustinui, gal per daug, jau kas, atsiprašau, ir ačiū. Ačiū, Virginija.